Trečiadienį, balandžio 29 dieną, buvo žaidžiamos atsakomosios Plasta sostinės B lygos pusfinalio rungtynės. Legiono komanda savo aikštėje priėmė Sadolin krepšininkus. Sadolin prieš 2 dienas vykusią pirmąją akistatą laimėjo įtikinamą 11 taškų persvarą, tad ir antrų rungtynių favorite buvo laikoma būtent ji. Apie Sadolin favorito statusą patvirtina ir istorija. Ši komanda per 13 paskutinių savo rungtynių iškovojo 12 pergalių, o nuo 2013 metų šių komandų tarpusavio rungtynių rezultatas 4-1 Sadolin naudai. Visgi savo aikštėje Legionas nė nemanė kelti baltos vėliavos ir jau nuo pirmųjų dvikovos minučių paėmė iniciatyvą į savo rankas. Nors svečiai kurį laiką priešinosi, tačiau antrojo kėlinuko pradžioje šeimininkai spurtavo bei dvikovos pusiaukelėje susikrovė 15 taškų pranašumą. Po didžiosios pertraukos aikštės legionieriai toliau žaidė lyg vienas kumštis ir išsaugojo turėtą persvarą iki pat susitikimo pabaigos. Nuaidėjusi finalinė sirena paskelbė triuškinančią Legiono pergalę rezultatu 85-64. Kelialapio į finalo dalybos įvyks pirmadienį, gegužės 4 dieną ir jos persikels į Sadolin namų aikštę Antakalnio gimnazijoje. Nugalėtojų ekipoje pasižymėjo beveik be klaidų atakavęs Arnas Aniulis, kuris pelnė 26 taškus. Nedaug nuo jo atsiliko komandos žaidžiantysis treneris Ričardas Pribyliskis, surinkęs 24 taškus. Kolegoms puikiai talkino ir Paulius Leščinskas, į savo sąskaitą įsirašęs 17 taškų. Sadolin gretose naudingiausiai žaidė Šarūnas Virgutis, įmetęs 19 taškų, bei atlikęs 6 rezultatyvius perdavimus. Vos 3 dvitaškius metimus iš 10 pataikęs Žilinas Virbliauskas šįkart surinko 12 taškų. Nors svečiai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių 43-38, tačiau koją jiems pakišo itin prastas pataikymas. Sadolin vyrai iš žaidimo pataikė vos 30% metimų. Beje, ši akistata perrašė Plasta sostinės B lygos istoriją. Šiame sezone prireiks maksimalaus skaičiaus dvikovų tiek ketvirtfinalio, tiek pusfinalio etapuose. Visose serijos iki 2 pergalių šiemet prireikė visų 3 rungtynių. Iš tikrųjų, prisiminus pirmas rungtynės, mes prisiminam tą mūsų pirmą dalį, kada visiškai neužpuolėm, nes turėjom per 17 minučių tik tai 23 taškus. Tai iš tikrųjų, sunku žaisti, kada tu neužpuoli. Vis tiek visų varžybų negali gintis. O šiandien kažkaip pradėjom tą nusiteikimą visai kitokį negu prieš tas varžybas. Galbūt, aišku, pakišo tai, kad laimėjom prieš Orakulą, galvojom, kad prieš Sadoliną bus lengviau, bet Sadolinas, matom, puikiai pasiruošęs. Iš tikrųjų, pas juos labai daug duoda treneris. Treneris tikrai patyręs ir mato visą, sakykime, tą žaidimą iš šalies ir duoda gerus patarimus. Tai vėlgi, šiandien, manau, kaip, sakyčiau, mes neturėjom šansų pirmose varžybose, taip šiandien jie galbūt neturėjo šansų šitose varžybose. Nežinau, trečiose varžybose bandysim kažką irgi pasiruošti, nes mūsų komanda kiekvieną dieną vis geriau žaidžia. Ir, sakykime, jeigu turėtume daugiau treniruočių, manau, tas žaidimas tik tai gerai. Aš sakyčiau, kad didžiausias skirtumas buvo agresyvume. Tiek gynybiniam agresyvume, tiek puolime. Varžovas šiandien sužaidė labai geras rungtynes. Tikrai pagarba jiem ir tikrai jie pelnytai laimėjo šiandien rungtynę šitą. Mūsų komandai pritrūko to agresyvumo ir vyrams sakiau per pertrauką, mes pradėjom laukti finalinių rungtynių kažkokių, tai kurių dar neišlošė pusfinalio. Taip kad, manau, mes turim daryti didžiulės korekcijas savo galvose pirmiausia. Ne technikoje, ne taktikoje, mes tam nieko daug negalim pakeisti, dėl to, kad šia komanda yra pusiau profesionali, sakykim taip. Tai mes turim pakeisti savo mąstymą, savo požiūrį į rungtynės, savo požiūrį į varžovus ir eiti sekančias rungtynes žaisti taip, kaip finalinė dėl aukso medalių, nes kito kelio nebėra. Nenoriu žaisti kitų komandų priekinės linijos žaidėjų, bet vis laik sakydavau, kad mūsų priekinė linija yra viena geriausių B lygų. Netgi galėtume žaisti ir toje pačioje lygoje. Tai sakau, aš esu patenkintas jų darbu ir tai šiandien prisiminus, kiek Mindaugas Ragauskas nepataikė iš pat po krepšio, tai, sakykime, tokie metimai būtų palengvinę dar labiau žaidimą. Tai, sakau, džiaugiuosi vyrais, kad tikrai kovoja ir charakteris tikrai pas juos yra geras. Jeigu viską galima stabdyti baudomis, tai nors ir turint ilgą suolą, vis tiek ateina laikas, kai varžovai pelno pigius taškus. Ir mums to dalyko pritrūko. Aš nesakyčiau, kad silpnai sužaidė ar dideli ar maži žaidėjai. Visi mes nepadarė visko, ko reikėjo.
norint išlošti tokias rungtynes, tai turi visi žaidėjai padaryti daugiau negu gali. Tada viską galima laimėti. O kai padarai tik tai pusę to, tai negali rodyti, kad ar mažiukai irgi nepataikė savo metimų iš laisvų pozicijų, metėm, tikrai buvo gerų pozicijų, nepataikėm savo metimų šiandien. Įmetant 60 taškų tikrai sunku tikėtis išlošti. Praleidžiant vos ne 100 taškų irgi sunku tikėtis išlošti. Tai mes turim gerinti ir puolimą, ir gynybą, bet pirmiausia mes turim susitvarkyti su savo galva ir nebijoti pralošti rungtynių, o ateiti kautis kaip paskutinėse savo gyvenimo rungtynėse. Ačiū, sėkmės.